Karas Irake ir su misija, reiškia, amerikonų kareiviai dalyvauja tam kare, taikdarišką misiją, jau ten bando kažkaip gesinti riaušės, ten tos, viskas labiau. Ir, reiškia, pasiūstas būrys iš draudimo kompanijų, kad apdraustų kareivių gyvybę, kad jie, žodžiu, šeimos neliktų be maitintojo. Ir visiems, nei sekasi, pohui ten tiem kareiviam, žaidžia kortuvį, pohui tas draudikas. Ir tik vienas, reiškia, toksai Džonas Smithas, sakykime, jisai 100% vykdo visus įsipareigojimus prieš draudimo kompanijas. 100%, 130 čia. Palinai, kaip čia, kodėl taip? Sukvietė vieną būrį, tokį vienas Džonas Smithas, reiškia, taip, susirinkot visi kareiviai. Reiškia, taip, aiškinu. Revizija tikrina, ką jūs čia šnekėt. Reiškia, taip, kareiviai, jūs ateinant į mūšį, jeigu jūs apsidraudęs ir jūs žūstat, tai jūsų šeima gauna $300 000. Randat. Bet jeigu jūs einat į mūšį neapsidraudęs, tai jūsų šeima gauna $3,000. Tai vat dabar, mano mėly, ir pagalvokit, ką vyriausybė pirmus pasiūs į mūšį.